Sveiki, mėlieji. Pabursim šiandien su labai gražiom kortom. Таро загадочного леса, таро užburto miško. Ir paimsim labai įdomias korteles ir pažiūrėsim, ką mums čia jos papasakos. Tai yra įspūdingos kortos ir jis atskleis didelės mistinės paslaptis. Pažiūrėkim šį kartą, ką man jums pasakys apie šitiem žmonėm, kurie dabar žiūri, ką pasakys apie jų priešus, apie jų tuos paslaptingus, pasislėpusius lygūdžiam miške, norinčius tapti nematomais, kur kenkia, kur galbūt klastą nori kažkokią jūsų gyvenime padaryti. Ir pabandykime sužinoti, ką pasakys šitos kortos. Ir dabar žiūrim. Bus toks ekspres greitas būrimas ir imu iš eilės. 4 kortas. Ne, gal net ir daugiau paimsiu. Net ir daugiau gal paimsiu. Taip, kad matytųsi noriu. Taip, taip. Šešios, 7. 7 tai toks saugus skaičius, apsauga iš karto. Ir bandom 7 imti. Ir dar 7, nes iš karto pasakosiu, kas toliau. Taip. Nu ir dabar žiūrim. Ką čia mums jos pasakė? Ką jos mums pasakė? Jūs turite daug svajonių, bet durys visos uždarytos jums. Tie miražai, tie tokie slenkščiai, kurie trukdo juos įsivaizduojat patys. Turit šansą, turit galimybę padaryti. Jūs viską nugalėsit. Nebijokit svajoti. Jūs atrasit savo paslaptis, kurios slepiasi tik tai jum. Eikit tuo stebuklingu keliu. Eikit tuo savo stebuklingu keliu, kuris nuves jum ten, kur jūsų likimas. Būkit išmintingi, būkit truputį tokie lapės klastingi, lapės labai geros mamos, labai geros rūpestingos savo namams. Truputį reikia būti šiek tiek tokių ir egoistų gal ir išmintis. Išmintis, jūsų senoliai jūs saugoja, jūs nurimkit. Jeigu kas esat duobėj gilioj ir jūsų kardas sulūžęs, nebepaėgėt kovoti amžius ar nusivylimas jums neleidžia ir jūs esat kažkokiam tai sūkury įsukti, tokiam beviltiškam ir kančioj esat, pakilsit. Jūs esat pats nuostabiausias žmogus savo gyvenime. Jūs ta balta gulbė, kur galit pavirsti karalienė ir princesė. Nebijokit tų spyglių, tai jūsų miražai tik tai. Viskas yra jum atverta ir tos durys
atsidarys, tik jūs eikit. Patys savo neprisigalvokit košmarų, jūs galit viską nugalėti. Jūs viską galit nugalėti. Dar toliau imam, ką čia pasakys toliau. Priešų yra ir jie kenkia jum ir jūs jų bijot. Nereikia priešų bijot. Nereikia priešų bijot. Jūs turit savo sargus, turit savo mistiką, turit savo tuos stebuklingus protėvių palaikymą, kur jūs išves. Ir čia tos miško galios rodo, pailsėkit, atsigaukit, nereikia bijot. Ir tie išbandymai, kurie jums gyvenime duoti taip pat, viskas paaiš. Pailsėkit ir reikia toliau. Pailsėkit ir reikia toliau. Ir šičia yra ta miško dvasia, tas senolis miško, kaip ąžuolas, stiprybė, jūs viską turit savy, jūs atsinešit gimdamas į šitą pasaulį begalinę jėgą, begalinę savo galimybės. Čia praradimai. Čia praradimai, dėl kurių jūs pergyvenot. Čia praradimai, dėl kurių jūs nerimavot, bet tai praradimai, kas buvo ne jūsų. Jūs viską rasit. Jūs viską pasieksit. Jūs einat labai teisingu keliu. Tik tai būkit, pakilkit ir tas saulės spindulys jūsų laukia ir rodo jums kelią. Eikit savo keliu, eikit per tą klaidų mišką, tą gyvenimą. Miškas tai lyg jūsų gyvenimas, lyg tas tamsus, sunkus miškas, iš kurio išeisit. Ir viskas bus gerai. Jūs tik tai turėkit drąsos. Klasta, apgavystės. Čia vilioja jūs, kažkas moja pirštu į kažkokią nežinę, į kažkokį miško glūdumą. Kaip į miško glūdumą, čia toks kaip ir perkeltinė prasme pasakymas. Bet jūs einat gerai. Nepasiduokit vilionėm kažkur nueiti į klaidingą keliu. Nepasukit tuo blogu keliu. Kažkas vilioja, kažkas jums sako, gyvenkit savo galvą, gyvenkit savo protu ir bus viskas gerai. Šičia yra tas drakonas, kuris atneš jum. Kiti metai yra drakono metai. Ir krito korta drakono, miško drakonų. Ir čia tūzas. Ir jisai, tas tūzas tai yra kažkas, kažkas stebuklingo. Jis uždega tą žaslą jum, tą švyturį, tas drakonas, kur kitiem metam jums labai seksis. Kas žiūrit dabar kas gimęs drakono metais, tai išvis jiem bus atviras kelias. Labai gera korta krito, pasakiškai korta. Eikit, nežiūrėkit į tą. Jis nusisukęs nuo tų apgavysčių, jis eina savo keliu, jis uždegi savo minčių fakelą, kur eina, ir jis bus apsaugotas. Ir jėga jo, jis saugomas tų miško dvasių. Čia vilkas saugoja moterį nuo visų pagundų, nuo visų grėsmių. Ir jinai labai saugi. Ir jinai viską padarys. Ir jinai juokiasi, patenkinta gyvenimu. Ir jūs toksai būkit. Ir viskas jūsų gyvenime nušvis. Visi išbandymai, kurie jūsų gyvenime atėjo praeity. Visi išbandymai, kuriuos jums teko atvarkti praeity. Šičia krito turtų saugotojas, Hranitelь Darov. Šitas žmogus miško
fėjos ten sinonimas toks, jisai saugoja jums skirtus šio pasaulio turtus, saugo jūsų jėgas, jūsų galimybės, jūsų ateitį. Eikit, nebijokit, eikit pirmin. Kas jums skirta, mėlieji, tą jūs gausite. Kortos burė. Žvaigždžių kelias rodo jums jūsų svajonės, jūsų norus, prie jūsų traukiu kortas, matot, kokios krinta kortos, pasaka. Jūs saugus, visi dingo, visi praeitį, visi išbandymai, jūsų laukia didelį sėkmė, dideli turtai, dideli finansiniai, šlovė ir pagarba ir visa kita. Turit tik tai judėti į priekį, siekti savo žvaigždės, savo svajonės, savo planų. Turėkit tų svajonių, turėkit planų, didelių, mažų. Išvažiuot patostogauti, kažką nuveikti, kažką sukurti savo gyvenimą, kažką pakeisti, patobulinti savo gyvenimą. Viskas labai svarbu ir viskas jums reikalinga. Gyvenkit šitaip, darykit šitą savo gyvenime ir bus viskas labai labai gražu. Labai geros kortos krito ir viskas rodo didelę sėkmę. Ir tas drakonas, jisai neleis, apsauga neleis tiem piktiem žmonėm jūs išvesti, privilioti į blogą kelią, jūsų nesėkmės praradimų kelią. Nesileiskit save nuvesti klaidingų kelių. Nereikia. Kad žuvo visos, kas ne jūsų svajonės ir kažką nusivylėt ir kažką praradot, ar žmonės, ar darbus, ar kažkokias materialinės gerybės, tai tiesiog nebuvo jums skirta. Ir jūs gausit naujas. Ateis jūsų laikas, atleis. Jūs esat pats nuostabiausias. Ir tai yra nulinė korta, kur išsinulinimas, kad jūs einat į priekį, kaip tas švarus baltas elnias, jisai eina į priekį. Ir tai yra nulinė korta, jūs pasirengę eiti. Nemato dar, nežinot kelių, kelias nesimato, bet jūs jį žinot. Širdis jums pasakys, jums intuicija pasakys, jūs viską pasieksit. Saulė prieš jūs parodys kelią, parodys jums švyturį tą, kur reikia jums, kuriuo eiti. Dabar šitos kortos dar paklausim, o iškrito pati. Ką dar galėtų patart? Taip, priešų turit. Priešų, kurie jums kenkia, pavydi turit, bet tos gyvatės jos gali būti uždarytos į tą savo krepšį, į tą pintinę ir jos nepakenks. Jūs patys jas uždarysit, atsiribosit nuo jų. Šeima pagrindas, šeimos medis, tai yra jūsų stiprybė, šitas ąžuolas stiprybė, jūsų inkaras gyvenime. Tai patars jums, laikykitės prie savo šeimos, nepasitikėkit iš šonų žmonėm, kurie bet kokiu atveju atrodo širdį ant delno duoda, bet jie žiūri savo interesų ir jūs išeinat iš problemų, pasibaigia jums problemus. Jūs išmetat inkarą ir viskas jums bus gerai. Ir dar ką įspėtų jūs. Įspėtų. Viskas, kad paseno, senos istorijos, čia seni laiškai, tai praeitį, palikit praeitį, negyvenkit praeičią. Uždaro duris ir nekalbėkit, negalvokit, neprisiminkit. Tiesiog jos jau nebėra. Šičia lapė, kuri neša grobį. Jums pasiseks, jūs savo tą, kas jums skirta gyvenime gausit. Tas, kas jums lemta gyvenime gausit. Mėnulis, labai svarbu, kokia sekanti korta. Lelijos, vis
labai gera korta. Žinot, prie lapės mėnulis išsigandau truputį, tai būtų kažkas tai irgi va priešai, kur gali iš jūsų norėti pavogti, čia grobį nešanti lapė. Čia senos istorijos kažkokios paskui jūs velkasi ir jums trukdo gyventi, seni įvykiai, jų jau nebėra, supuvę seni laiškai ir ta grėsmė, ta tokia visokios, žinot, ten ir pletkai, ir kas, viskas pradings. Baltos lelijos, tai išsivalo jūsų gyvenimas, išsivalo ir viskas labai gražiai baigėsi. Ir vat šičia, kad pabaiga, kažkokiam tai jūsų problemom viskam pabaiga, nes baltos lelijos tai yra Dievo apsauga, angelų apsauga, tai parodo, kad jūsų gyvenimas, kaip ir kortos anos rodė, išsinulinimas bus tas elnias, nulinė korta, baltasis elnias, jisai jum kaip kelrodė žvaigždė, kaip jum rodo kelią, saulė apšvies kelią ir padės tą jūsų gyvenimo sėkmei ir tom visom žvaigždėm svajonėm jūs pasiekti viską, ką jūs norėsit. Ir tapsit nuostabiai gražiais ir didingais, kaip šitą gulbį žmonėmis, kuriais visi gėrėsis ir jum net pavydės, mėlėjai. Būkit tokie švarūs, didingi, taurūs ir jūsų sėkmė jūsų rankose. Labai nuostabios kortos krito. Mėlėjai, sėkmės jums didelės gyvenime.